Sveiki, aš Džekas. Turiu ypatingą programą jums. Tai 7 žingsniai į jūsų svajonių gyvenimą, kuriais pasidalinsiu su jumis dabar. Jeigu išmoksite šių žingsnių ir taikysite juos savo gyvenime, aš galiu garantuoti vieną dalyką. Jūsų gyvenimas iš esmės pagerės. Jūs sužinosite daugiau apie save ir tai gali pakeisti jūsų gyvenimą, pagerinti jo kokybę. Norėčiau pradėti nuo savęs pristatymų. Aš gimiau 43 metais Kopenhagoje ir, kaip suprantate, jau nebesu naujokas. Aš išėjau tarnauti į kariuomenę, Danijos kariuomenę, kai man buvo 18 metų. Ir praleidau tam pakankamai daug laiko, kol netapau kariuomenės majorų. Ir tuo metu patyriau didelį išgyvenimą savo gyvenime, nes mano pirmoji žmona paliko mane. Žinote, tai labai sukrėtė mane. Tuomet užsirašiau į saviugdos kursą, tam, kad sužinoti, kodėl jį paliko mane ir kad aš suprasčiau jos elgesio motyvus. Ir žinoma, galėjau ją suprasti. Tie saviugdos mokymai, psichoterapijos mokymai, train the trainer mokymai, po kuriuo aš tapau gyvenimo coacheriu ir dar vėliau tapau NLP meistro treneriu. O NLP tai yra neurolingvistinis programavimas. Aš įsteigiau kelis NLP institutus Skandinavijoje. Kopenhagoje, Osle, Stokholme. Ir aš radau naują žmoną. Ji buvo taip pat NLP meistro trenerė. Mes dirbame kartu tuose institutuose kelis metus. Iki to laiko, kai emigravome į Norvegiją ir pradėjome gyventi ten. Aš supratau, kad Norvegija yra taip pat šalta, kaip šalta Lietuvoje žiemos metu. Aš supratau, kad tai tikrai ne man. Persikėliau gyventi Kiprą. Aš daug žinau apie Kiprą. Žinau, kad ten saulė šviečia 300 dienų per metus. Taigi aš išvažiavau į Kiprą ir gyvenu ten iki šiol. Taigi tai buvo įvadas į 7 žingsnių svajonių gyvenimą. Taigi, pirmas žingsnis. Prisimkite atsakomybę už viską jūsų gyvenime. Tai yra labai didelis žingsnis. Aš prisimenu tai iš savo ankstesnio gyvenimo, nes mano ankstesnis gyvenimas buvo skirtas kaltinimo žaidimui, kada aš rasdavau kitą žmogų, kurį galėjau apkaltinti už tuos dalykus, kurie nepavykdavo man gyvenime. Man užtruko kelis metus, kol suvokiau, kad aš pats atsakingas už tai, kas vyksta mano gyvenime. Manau, tai yra didžiausias žingsnis, kurį galite padaryti. Ir tai žinoma pakeis jūsų gyvenimą. Jeigu kažkas nemalonaus atsitiks jūsų gyvenime, jūs turite suprasti, kad to priežastis esate jūs pats. Antras žingsnis – pažink save. Kiekvienam iš mūsų būtų ženkliai lengviau sukurti savo svajonių gyvenimą, jeigu kiekvienas žinotų, kokie resursai slypi viduje. Kokie yra mūsų resursai? Kokios yra mūsų kliūtės viduje? Mes nagrinėsime tai vėliau. Trečias žingsnis – gyvenk čia ir dabar. Jeigu ateities neegzistuoja, praeities neegzistuoja, tai kas lieka? Dabartis. Ir kuo daugiau jūs gyvenate dabartyje, tuo didesnės galimybės turite mėgautis savo gyvenimu. Ketvirtas žingsnis – išvalyk savo gyvenimą. Jūs galite išvalyti skirtingus dalykus savo gyvenime. Pavyzdžiui, galima išvalyti išorinį gyvenimą, tai yra fizinio gyvenimo išvalymas, arba galima išvalyti taip vadinamą vidinį gyvenimą. Mes kalbėsime apie tai daugiau. Penktas žingsnis, vadinu jį gyvenk iš širdies. Ir aš manau, savęs viduje bet koks žmogus turi gryną arba besąlygišką meilę. Kažkas iš mūsų yra tokio sąmoningumo lygio, kad suvokia tai, o kažkas iš mūsų tiesiog išreiškia tai savo kasdienime gyvenime. Vis daugiau ir daugiau žmonių, kiek aš matau, jaučia tą besąlygišką meilę savyje. Ir žinote, jeigu dabar pasižiūrėtumėte Žemę į planetą, jūs galite pamatyti, kad labai daug problemų vyksta mūsų pasaulyje. Jūs galite paklausti, o kaip mes galime pasiekti taiko Žemė? Kaip mes galime gyventi taikoje? Mūsų yra daugiau nei 7 milijardai.
Tai yra labai paprasta. Taika planetoje prasideda nuo jūsų, nuo manęs, nuo visų žmonių gyvenančių Žemėje. Politikai negali sukurti taikos pasaulyje, bet jūs galite tai padaryti. 6. žingsnis. Nuspręskite, ko norite. Mums reikia padaryti sprendimą. Nes jeigu jūs nepadarysite to sprendimo, ko jūs norite gyvenime, tada kažkas kitas padarys tai už jūs. Visada aplinkui mes turime daug norinčių pasakyti, ką jūs turite daryti, bet jūs galite padaryti sprendimą ir apsibriežti, ko jūs norėtumėt būti arba ką norėtumėt daryti gyvenime. Ir pagaliau, 7. žingsnis. Įgalink save ir išlaikyk koncentraciją. Taigi, išsaugokit galią, išlaikykite tai, ką jau pasiekite ir peržiūrėkite jūsų situaciją laikas nuo laiko. Taigi, tęskime toliau. Dabar noriu pakalbėti apie žmogų Deepak Chopra vardu. Jis yra pasaulyje žinomas gurų saviugdos knygų srityje. Aš manau, kad jis parašė daugiau negu 50 knygų. Ir žinote, jis nėra New Age žmogus. Jis yra medicinos gydytojas. Šiuo metu jis gyvena Kalifornijoje, bet jis yra indas. Vienoje iš savo knygų jis teigia, kad pasaulis yra viduje. Jis nesako, kad pasaulis yra išorė. Išorėje žmonės turi kvantinį lauką. Tai yra begalinių galimybių laukas, o viduje mes turime vidinį pasaulį. O kaip mes patirime išorinį pasaulį? Projektuodami savo vidinį pasaulį į išorę ir atpažindami jį už savo ribų. Taigi, pasižiūrėkite savo pasaulio versiją ir jeigu ji nepatinka jums, pradėkite dirbti su vidiniu pasauliu. Paverskite jį į rojų ir jūs atpažinsite gerus dalykus ir išorinėme gyvenime. Jeigu jūs turite daug trūkdžių vidinėme pasaulyje, jūs surasite tai ir savo išorinėme gyvenime taip pat. Apie tai parašyta labai daug knygų. Ir šiandien yra tiek žmonių, kurie suvokia, kad norint sukurti laimingą gyvenimą, tai reiškia dirbti su savo vidiniu pasauliu. Taigi šis modelis rodo mums, kad sensorinė sistema priima visą informaciją, praleidžia ją per filtrą ir padaro iš jos vidinę patirtį, reprezentaciją. Tai ir vadinasi mūsų vidiniu pasauliu. O kaip atrodo jūsų vidinis pasaulis? Žinote? Jūs sužinosite tai iki šio kurso pabaigos. Mūsų vidinė reprezentacija sukuria jausmus, kurie įtakoja mūsų fiziologiją ir tai, ką mes pasirenkame daryti. Taigi, koncentruokitės į tai, ką norite, o ne tai, ko nenorite. Atlikime eksperimentą. Pagalvokite apie lapus medžiuose pavasario metu, galbūt gegužės mėnesį, čia Lietuvoje arba kažkur kitur. Pagalvokite apie tai. Gerai, o dabar norėčiau suformuluoti jums užduotį tokiu būdu. Dabar negalvokite apie žalią mišką pavasarį jūsų šalyje. Negalvokite apie tai. Ir žinote, kas vyksta jūsų mintise? Jūs sukuriate žalio miško vaizdą savo mintise, nes jūs ketinate apie jį negalvoti. O mūsų protas veikia taip, kad negalvoti apie kažką, mes visų pirmiausia turime pagalvoti apie tai. Taigi koncentruokitės į tai, ko jūs norite, o ne į tai, ko jūs nenorite. Tai yra taisyklė, kurią aš galiu jums tikrai rekomenduoti.